Sveikos merginos. Kągi, šiandien pradedam testuotis nuo sausio 1 dienos 24 metų ir taip pasavaičiui. Viena savaitė, antra savaitė, trečia savaitė, tol kol užbaigsim visus 24 metus su savo strategija, kurią žinom kaip treidinimas pagal struktūrą. Tai trumpai primenu, kogi mes čia ieškom, ar ne? Trumpai primenu, kad mes ieškom struktūros, identifikuojam, kokią struktūrą mes turim, ar ne? Turim uptrendinę struktūrą, ar ne? Vadinasi, ko mes ieškom? Tai mes ieškom savo nuolaidos zonoje, ar ne? Būtent įėjimo galimybių. Štai tokiu principu, ar ne? Su viltimi, kad mūsų rinka toliau keliaus į viršų, ne? Taigi turim high, ar ne? Tai turim viršūnę, turim apačią, turim viršūnę ir darom prielaidą, kad mūsų rinka yra linkusi judėti toliau į viršų, tai mums tiesiog reikia atrasti tinkamą galimybę ir įeiti, ar ne? Tinkamą galimybę įeiti. Ir čia ieškom, pirmiausia, savo struktūrą nusistatom 15 minučių kontekste ir kai jau ieškom įėjimo galimybių, struktūrą persijungiam į 1 minutę ir tuo metu 1 minutės kontekste ieškom lygiai tokios pat struktūros pasikeitimo, kuri koreliuotų su 15 minučių struktūra. Taigi keliaujam į gyvą rinką, ar ne? Dabar identifikuokim 15 minučių kontekste, kokiagi nuotaika yra mūsų rinkos, ar ne? Tai kaip mes matom, čia žiūrėkit, buvo žemuma, aukštuma, žemuma, aukštuma, ar ne? Iki šios minutės mes tikėjom, kad rinka eina į viršų ir vis dėlto jinai pakeičia kryptį, ar ne? Nukeliauja į apačią ir mes dabar jau matom, kad mūsų nuotaika yra būtent pardaviminė, ar ne? Tai mes tikimės, kad rinka kažkaip čianais parodžiusi kažkokią tai price action, ar ne? Nukeliaus toliau į apačią. Tai tokia yra mūsų viltis. Tai dabar mes pasižymėkim, kurgi yra tas vadinamas mūsų tradable window. Tai mūsų tradable window yra būtent paskutinė, ar ne, koja žemyn, paskutinė koja žemyn. Tai mes pasižymėkim, kad čia yra mūsų tradable window ir jeigu vis dėlto rinka sugalvotų, kad jinai nori išeiti į viršų, tai reikštų, kad rinka keičia kryptį, bet mes darom prielaidą, kad rinka judės žemyn. Taigi, kaip mes elgiamės toliau? Išsitrinkim dabar šitą, ko mums nebereikia, nusistatėm savo rinkos kryptį. Taigi, keliaujam į 1 minutę ir 1 minutės kontekste ieškom lygiai tokios pačios formacijos, ar ne? Mums reikia, kad rinka pradėtų judėti į apačią. Tai žiūrėkit, tai jeigu mes pasižymėsim, čia yra išorinė struktūra, ar ne? Visas šitas kvadratas yra išorinė struktūra. Tai mums viduje reikia, kad šitas uptrendas, ar ne, pasikeistų į downtrendą. Tai kągi mes matom? Mes jau pirmas užuomazgas matom, ar ne, treido pasikeitimo, ar ne? Mes matom, kad treidas jau nori tarsi keistis. Taigi, keliaujam į Londono sesiją, ar ne? Prisimenam, kad mes treidinam 2 laikus, Londono laiką ir Amerikos laiką. Tai mus dominanti pirma sesija yra Londono sesija, mes treidinam tik tai ne anksčiau nei nuo 10 valandos ryto Lietuvos laiku ir tai yra 8 valandos Londono laikas, nes nors Londono laikas atsidaro nuo 7, ar ne, jų laiku. Tačiau nuo 7 iki 8 mes darom prielaidą, kad rinka nusistatinėja kryptį. Taigi, ką mes matom? Mes žinom, kad mes norim pardavinėti, ar ne? Mes norim pardavinėti ir mes matom, kad rinka viduje, ar ne? Viduje mūsų kvadrato, žiūrėkit, mūsų kvadrato viduje, ar ne? Jau tarsi yra pakeitusi kryptį į apačią, ar ne? Matom, kad yra pakeitusi kryptį į apačią. Ir dabar kas nutiko, tai jinai kryptį atkeitė į viršų, ar ne? Tai dabar mums reikia sulaukti, kol rinka kryptį pakeis vėl žemyn.
Tai mes dabar tiesiog nuo 9 iki 10 ryto netreidinam, ar ne? Ir tik tai nuo 10 valandos ryto žiūrėsim, kasgi čia darosi. Taip, štai 10 valanda ryto. Ir mes matom, kad rinka keliauja į viršų, į apačią, į viršų, mums formuoja naujas viršūnės. Kitaip sakant, mes dar nekoreliuojam 1 minutės kontekste kartu su 15 minučių kontekstu. Tai mes turim jį išlaukti, ar ne? Šitą situaciją mes turim išlaukti. Ir kągi, mes dabar netrukus ir pamatysim, kaipgi atrodo tas rinkos pasikeitimo momentas. Dabar žiūrėkit, kaip mums žinoti, ar ne, kada ta rinka jau nori pasikeisti. Tai keliaujam, dabar žiūrėkit, keliaujam, ar ne. Dabar šita koja yra mūsų paskutinis uptrendas, ar ne, šita koja yra mūsų paskutinis uptrendas. Ir kągi mes čia matom, ar ne, šita koja abejoja, ar ne, ir šitoj kojoje, ar ne, paskutiniai kojai, matom, kad liktai susiformavo toksai downtrendas iš papradžių, bet jis vėl tampa uptrendu, ar ne, tai mes dabar tiesiog ieškam rinkos pasikeitimo momento, ar ne, ieškam rinkos pasikeitimo momento. Taip, ką mes čia turim? Matot, uptrendas buvo, ar ne? Ir dabar jau nori tarsi keisti į apačią, ar ne? Bet ko mes laukiam? Dabar žiūrėkit, mes laukiam, kad mums rinka užsidarytų, ar ne, vat po šitais visais spigliais pilnų kūnų. Na, iš esmės, mums reikia pilno kūno užsidarimo, kad mes jau galvotumėm, kad rinka apkeitė kryptį. Na ir žiūrėkim, kaip čia tas visas reikalas vyksta. Važiuojam. Taip, žiūrėkit, turim pilną rinkos pasikeitimo momentą, ar ne? Žiūrėkit, dabar pasižiūrėkime tiksliau. Taip, pasiimkim mūsų BAF, ne? Tai žiūrėkit, dabar čia rinka įdėjo tarsi kaip ir žemyn, ar ne? Jau kaip ir žemyn pradėjo judėti ir čia vėl pradėjo judėti aukštyn, ar ne? Vat vėl juda aukštyn. Dabar prakerta, bet nepilnų kūnų mums negalioja, grįžta į viršų, bet jau nebeprakerta viršaus, matot? Ir dabar mes turim pilną užsidarimą su pilna, ar ne, pilna žvakė užsidarė žemiau visos šitos struktūros, tokios vidinės. Tai ką mes sakom, kad kadangi laikas yra mums tinkamas, mes esam Londono laike, tai dabar mes žiūrim, kurgi buvo ta paskutinė žvakė, ar ne? Kurgi buvo ta paskutinė žvakė, kuri inicijavo būtent šitą, kritimą, pavadinkim. Tai mes ir žiūrėkim. Dabar buvo stiprus pirkimas, ar ne, bet šitas pirkimas nebepramušė aukščiausios aukštumos. Ir tada pradėjo važiuoti žemyn, žiūrėkit, čia suabejojo, ar ne, čia suabejojo. Ir toliau vėlgi išvažiavo žemyn. Tai mes prie šitos abejonės pasidarysim savo įėjimo momentą, ar ne? Štai, kažkur tai čia. Kas mums yra svarbu, tai turėkime omeny, kad žiūrėkit, mūsų aukščiausia aukštuma šitam kontekste, ar ne, rinkos apsikeitimo kontekste buvo štai šita, nuėjo žemyn, kilo aukštyn, nuėjo žemyn. Dabar žiūrėkit, jeigu dabar mums pramuš į viršų, tai dar nereiškia, kad mes visai pakeitėm kryptį, čia gali koks nors spiglys išlysti ir taip toliau. Tai mes šiek tiek tiesiog galvokim, kad, kur buvo jau ta paskutinė vieta, galėtų būti štai čia, šitam viršui, ar ne? Na ir sakykim, kad būtų saugu, padarykim štai šitą viršų, nes jeigu jau pramuš ir šitą viršūnę ir tą viršūnę, tai tikrai mūsų rinka bus grįžusi į viršų ir iškeliaus į viršų. Tai mūsų dabar logika yra tokia, kad nusistatom įėjimą ten ir mūsų tas vadinamas take profit, ar ne? Ką mes darom, ar ne? Ką mes darom, mes matom, kur yra mūsų prieš tai buvusi apačia. Mes darom prielaidą, kad jau šita viršūnė, ar ne, prakirs ir mūsų apačią. Tai žiūrėkit, kadangi mūsų strategija yra 1:5, tai aš šiek tiek pamažinsiu stop lossą, ar ne? Stop lossą šiek tiek pamažinsiu, kad mums gautųsi 1:5, atsakykim taip. Place an order, pasižymim, kad mes norim rizikuojam 0,5% ar mažiau, nedaugiau niekada negu 1% rekomenduoju, sakykim, rizikuoti tiesiog labai dėl paprastos priežasties, dėl to, kad jeigu jūs tik pradeda, tai truputėlį
na, sakykime, nesinori rizikuoti tiek, kad jaustumėtės blogai, jeigu vis dėlto prarastumėte, ar ne? Nes atsiminkit, kad šita strategija, kad jums būtų pelninga, ar ne 1/5 dirbant, ar ne, reiškia vieną dalį rizikuojat tam, kad 5 dalis gautumėt, tai jums reikia 3 kartų iš 10 būti teisiom ir jūs būsit pelninga. Tai tiesiog aš ir noriu labai paskatinti, kad taip ir galvotumėt, kiek jūs galite rizikuoti, kad gerai jaustumėtės. Tai aš šiuo atveju rizikuoju 0,5%, keliaujam į rinką ir žiūrim, ar mus čia paims. Gerai. Dabar, jeigu dėl kažkokios priežasties, dabar atkreipkite dėmesį, kas čia įvyko, ar ne? Taip, jeigu dėl kažkokios tai priežasties, sakykime, nepaėmė mūsų į rinką, tai mes vis dar turim galimybę, nes žiūrėkit, čia buvo viršus, ar ne, ir jisai vėl pramušė mūsų vidinę struktūrą. Yra tikimybė, kad sakykime, mūsų šita kojelė nebegrįš į viršų. Tai ką mes galim padaryti? Tai dar kartą užsidėti pardaviminę poziciją, ar ne, ir jau mūsų tada stop lossas bus, jau mes tikrai matom, kad čia yra išsidevelopintas downtrendas, ar ne? Tai ką mes darom? Užsidedam savo, vėlgi lygiai taip pat pasižymim, kad mes norim įeiti į rinką. Taip, pasidarykim mažesnį šiek tiek stop lossą, kad mums koreliuotų su 1/5 mūsų strategija ir vėl paleiskim į rinką orderį. Jeigu kartais mūsų čianais išminusuotų, tai nieko nėra baisaus, tai mus paims iš šitos vietos. Vėlgi atsiminkit, kiek santykiai, ar ne, kiek mes galim kartu būti teisios, kiek galim kartu klysti, kad vis tiek būtumėm pelningos, ar ne? Tai tiesiog siunčiu jums drąsos šitoj vietoj. Na ir pasižiūrėkim, ką rinka mums čia padarys. Dabar aš šiek tiek pagreitinsiu. Ar ne? Taip, ir labai gražiai, iš tikrųjų, neįprastai gražiai išdeliverina į apačią ir taip mūsų būtų nepaėmę, ar ne? Dabar žiūrėkit, atkreipkite dėmesį, kad jeigu kartais užsistatėte orderį ir jūsų nepaėmė, tai galvokit taip, kad ir jeigu pasiekė jūsų tikslą nusistatytą, ir tai yra būtent koreliuoja su prieš tai būsiam apačiom, viskas mūsų, sakykime, ta schema nebetenka galios, ar ne, nebegalioja. Gerai, toliau keliaujam, žiūrim, kasgi čia įvyktų dabar New Yorko laikui atsidarius. Dabar vėlgi turėkime omeny, ar ne, kad vėlgi labai gražiai mūsų viršus išdeliverino į apačią, ar ne, ir mes vis dar esam savo kvadrate. Tai mes, ką mes galim pasižiūrėti, tai vis dėlto, ar čia jau šita viršūnė buvo mūsų prakritimo momentas, ar dar nebuvo, ar ne, ar tai jau tikra viršūnė. Tai jeigu dabar išvažiuos į apačią, mes ieškosim naujų įėjimo galimybių. Taigi, važiuojam ir žiūrim. Matot, kaip stoja prie apačios? Tvarkoj. Išvažiuoja į apačią. Ir mes dabar atkeliaujam 2 valandą dienos Lietuvos laiku, atsidaro Amerikos rinka. Taip. Vat ir mums indikuoja jau ta rožinė spalva, kad mes esam Amerikos rinkoje. Ir mes dabar esam visiškai downtrendė, ne? Dabar mes turim pasižymėti vietas, ar ne, tokias raktinės vietas, kurios inicijavo būtent visos šitos struktūros prakirtimą, ne, visos struktūros prakirtimą. Taigi, kur buvo tos vietos didžiosios abejonės? Tai iš karto pasižymim, kad buvo jos štai čia, ar ne? Viena vieta buvo čianais, ar ne? Būtent šitas pamastymas ir prakirto, ar ne? Ir tada jisai iškeliavo į apačią. Taigi, žiūrim, tai mūsų dabar logika yra tokia, kad visoje šitoj kojoj mes laikom visą šitą koją dabar, kur vis dėlto galėtų tas būti stopas, nuo kurio toliau rinka planuotų pardavinėti žemyn, nes mes dar nežinom, ar čia jau tikrai yra jos apačia. Mums reikia 15 minučių kontekste, kad šitos žvakės bent 3 būtų į viršų, ar ne žalios, tai yra priešingos krypties žvakės, kad mes laikytumėm, kad rinka jau
sakykime, padarė tą pullbacką. Tai dabar tiesiog greituoju būdu aš padarysiu tą pullbacką, ar ne, kad nereikėtų mums čia laukti. Ir ką mes matom, rinka toliau keliauja į apačią, jokio pullbacko nėra, na štai prasideda, bet toliau jisai tęsiasi, ar ne? Ir dabar atkreipkite kitą dalyką dėmesį, žiūrėkit, yra dabar 16:45, mes pullbacko tikro neturim, ar ne? Ir 17 valanda. Vadinasi, mes neturim jokio dar pullbacko, kitaip sakant, šita rinka neaišku dar kiek eis žemyn ir paskui neaišku, kiek dar kils į viršų. Vadinasi, mes turime viskas, šiandien daugiau treidų nebėra, nes jau yra 5 valanda vakaro. Viskas. Baigiam savo treidą, keliaujam į kitos dienos Londono sesiją. Ir žiūrim, va, matot, kiek ta rinka grįžo. Vėl naujai vertinam savo situaciją. Ne? Taigi, kur yra mūsų tradable window? Mes jau dabar žinom, kad mūsų tradable window yra nuo čia iki čia. Ar ne? Matot, koksai didelis. Tai kitaip sakant, mes dabar turim laukti, kol rinka grįž iki savo 50% nuolaidos zonos. Taip, mes turim sulaukti, kol rinka grįž bent jau iki 50% nuolaidos zonos, kas iš esmės koreliuoja labai panašiai, ar ne? Nu, pasižymėjom dabar. Išsitrinkim, kad čia nebūtų bardako. Ir dabar žiūrėkit, 50% nuolaida prieš tai buvusios apačios ir mūsų štai šitas toksai, vadinkim, didysis ar ne prakirtimas visos struktūros prieš tai buvusios, vat įvyko kažkur tai čia. Tai žiūrėkit, tai dabar mums reikia sulaukti, mes anksčiau negu tol, kol sulauksim 50% nuolaidos, mes net neplanuojam keliauti į rinką. Kaip eiti prieš rinką, tai čia yra, kaip sakant, tolimesnių mokymų dalis, bet kol kas mes planuojam, kad mes vaikštom tik tai su trendu, ar ne, mes einam tik tai su rinka. Tai kągi, mes dabar, aš įjungsiu šiek tiek greitesnį varikliuką, ar ne, kad mes pasižiūrėtumėm, kiek laiko užtruko rinkai, kol jinai grįžo į mūsų 50% nuolaidą, ar ne? Taip, gerai. Dabar žiūrėkit, ką mes turime. Mes jau turim ketvirtadienį, ar ne? Ir mes turim pirmus ženklus, kad rinka sugrįžo į 50%. Keliaujam. Tai mes dabar esam ketvirtadienyje. Įsivaizduokit, tai mes trečiadienį visiškai netreidinam, ar ne? Trečiadienis buvo visiškai no trade day. Ir dabar ką mes matom, ar ne? Mes esam geroj zonoj. Mūsų pagrindinė vieta, nuo kurios įvyko didysis pardavimas, yra štai čia. Ir reiškia, mums koreliuoja, mes esam ir nuolaidoje, ir tinkamai zonai. Ne? Žinoma, yra daugiau dalykų, kuriuos ateityje galima kreipti dėmesį, bet aš noriu, kad jūs tiesiog supaprastintai matytumėt, kurgi yra jūsų tos zonos, ar ne, ir kaip žiūrėti tą rinkos pasikeitimą. Kągi mes vėl čia turim? Mes turim, ar ne? Rinka keliauja į viršų, į viršų, į viršų, į viršų. Norėjo liktai žeminai, toliau iškeliavo į viršų. Keliaujam, dabar ieškam vėl, kol susiformuos mūsų naujas downtrendas, ar ne? Kol susiformuos mūsų naujas downtrendas ir jinai toliau keliauja į viršų, bet va matot, jinai jau netgi respektina mums ir šitą zoną. Ir mes toliau keliaujam, laukiam rinkos pasikeitimo. Šį kartą, matot, nėra kur pasikeisti tai rinkai išskyrus šitoj vietoj. Tai mes laukiam, kantriai laukiam, keliaujam, jinai vėl užkyla, taip. Bet nebepramuša viršaus. Aha, ir vėl pramuša viršų, tai reiškia mūsų sekantis point of interest bus štai čia, kurie turės pramušti, ar ne, nebe čia žemai. Toliau keliaujam, ar ne, keliaujam, toliau iškeliavo, ar ne, į viršų, labai gerai, susirenka liquidity, labai gerai, labai gerai. Taip, mūsų sekantis point of interest tampa čia, nes žiūrėkit, turim žvakes, ar ne, į priešingą pusę, bent 3 ir toliau rinka nukyla į viršų. Taip, taigi toliau. Žiūrim, kas bus toliau, kadangi čia ta rinka apsivers. Sekantis mūsų point of interest yra čia.
Puiku. Rinka pasikeitė, vėl drilas yra tas pats, ar ne, taisyklė yra ta pati, kur yra paskutinė žvakė, kuri inicijavo rinkos kritimą, tai yra čia, ar ne, dabar, kur mūsų tas vadinamas take profit, ar ne, mes turim daryti 1:5, pabandykim padaryti 1:5, ar ne, ir žiūrim, darom place order, taip, limit su 0,5 sąskaitos, save, ar ne. Na kągi, ir dabar keliaujam pagreitintų būdu. Taip, kol kas rinka puikiai reaguoja. Dabar žiūrėkit, artėjom prie 2 valandos Amerikos atsidarimo laiko, tai čia visokios reakcijos galim laukti, nes visą laiką, kai Amerikos rinka atsidaro, tai būna tokių visokių dalykų. Gerai, vat New Yorko rinka atsidarė. Ir ką, keliaujam toliau. Žiūrim, ar jinai toliau ties savo apačią, ar jinai pradės grįžinėti į viršų. Gerai, kol kas viskas gerai. Važiuojam žemyn. Taip, čia liquidity sweep, 50%. Labai nenori mums grąžinti, ar ne, mūsų pinigėlių atiduoti, tai štai turim vėl sėkmingą treidą. Taip, viskas, 15:30, dabar čia tik atsidarė New Yorko rinka, ar ne, atsidarė rinka nuo 2 valandos, dabar yra 15:30, ar ne, sakykim, tuo laiku. Tai jeigu mes norėtumėm dar kartą treidinti, ar ne, tai mūsų vėlgi logika yra tokia pati. Žiūrėkit, šitoj kojoj, ar ne, šita koja dar tik nutiko, kad jinai pakeitė va šitą swingą, ar ne, visą swingą šitą pakeitė, ar ne. Ir dabar tik tai jinai išdeliverina į apačią. Tai mums reikia suprasti, kur yra jos pabaiga. Tai mes keliaujam, žiūrim kur, ar ne, žiūrim kur, įsijunkim 15 minučių. Įsijungiam 15 minučių ir mes matom, kad mes neturim jokio pullbacko, ar ne, jokio pullbacko kol kas neturim. Ir mes jau turim 16:15, kas mums yra šiek tiek jau per vėlu galvoti apie įjimus į treidus. 17 valanda. Žinot ką, pabandom, visai gražiai grįžta iki mūsų liquidity zonos. Iki mūsų liquidity zonos visai gražiai grįžta. Nebenorėčiau aš jau čia treidinti, nes jau tikrai jisai mums, jeigu iki 18 valandos nepakeis mums čia krypties, tai mes ir netreidinsim. Mums, kad pakeistų kryptį, turi dabar pramušti būtent šitas 3 žvakes, ar ne, prieš tai buvusias. Ir žiūrėkim, ar jisai tą padarys, ar nepadarys. Nepilnu čia. Ne, viskas. Šiandien treidą baigiam, nes tai jau gali negeruoju pasibaigti, nes keičiasi rinkos sąlygos. Toliau keliaujam į London session, tai yra penktadienis, ar ne, paskutinė savaitės treidinimo diena. Ir žiūrėsim, ar mes čia turėsim kažkokią treidinimo galimybę. Mes žinom, kad mes 15 minučių kontekste esam. Taip, 15 minučių kontekste mes esam vis dar savo kvadrate senajam. Taip, čia šiek tiek prasitrinkim, kad nebūtų triukšmo daug. Taip, reiškia, mes esam downtrende, ar ne, mes turim Azijos laiką, kuris, na, galimai bus tikrai gali būti, kad grįž čia nusiims viršūnės visus orderius, ar ne, ir toliau keliaus žemyn, betgi vis dėlto pasižiūrėkim, kaip šitas treidas developintųsi, ar ne, tai žiūrim, ką daro mūsų Londono atsidarimo laikas, ar ne. Labai gražiai kyla į viršų kol kas. Žiūrim. Taip, mes esam Londono laike. Mūsų tikslas, kad kryptis pasikeistų. Taip. Pasižiūrim, ar mes galim turėti krypties pasikeitimą čia.
Visos taisyklės dėlioja taip pat. Čia viršus, 1, 2, 3 apačia. Mums tiktų, jeigu pilnu kūnu prakirstų čia, štai čia į apačią. Taip, puikiai turim treidinimo galimybę, darom short. Short darom nuo paskutinės žvakės, kuri inicijavo kritimą, ar ne, pasidarom stop lossą čia viršui. Ir dabar žiūrėkim, kur galim pasidaryti savo take profitą. Aš rekomenduočiau prie šitų apačiučių, ar ne? Nes, tiesiog yra labai daug kartų, kada nuo jų atšakinėja, ar ne? Tai pasidarom take profitą nuo apačiučių. Čia iš tiesų nėra mūsų 1:5, tada nesigauna, tai mes tada pasidarykim 1:5. Ir žiūrėsim tiesiog pakeliui, matysim pakeliui, ką mes čia, ar mums čia reikia kažką tai išeidinėti iš rinkos, ar dar kažką daryti, tai tiesiog paleisim šitą orderį, ar ne. Vėlgi 0,5% savo sąskaitos ir paleiskime ir žiūrėkime, ar jisai čia mus pasiekė. Taip, mūsų įtepino, ar ne, mus pasiekė. Taip, kol kas važiuojam neblogai. Turėkime omeny, kad 12 valandą, matot, yra žinios. Rodo, kad čia gali būti žinios, tai čia mums nėra labai gera, palanki, sakykime, situacija. Taip, nėra mums čia labai palanki situacija, bet, sakykime, įsivaizduokim, kad viskas čia gerai, užsidėkim, žiūrėkit stop lossą, va taip, dėl viso pikto pasitraukim, ar ne, kad čia jeigu mus netyčia iškraustytų, ar ne, ir matot, kaip rinka jau stoja, po truputėlį mažėja jos amplitudė, na ir žiūrėsim, ar vis dėlto mes šitam treidė liksim ar neliksim, ar mus išnulins, ne? Keliaujam. Na ir sulaukim kantriai. Žiūrim, išnulins mus ar neišnulins. Puiku, gerai. Mūsų treidas įgyvendintas ir mes turim penktadienio popietę. Matom, kad įvyko labai didelis kritimas, ar ne? Viskas mūsų šios savaitės treidinimas yra baigtas. Pabandykime pasižiūrėti mūsų analitiką. Na, žiūrėkit, tikrai, ką mes čia matom, tai 100% sėkmės, tai su tam tikrais įgūdžiais tai yra įmanoma, bet čia yra tiesiog, ta prasme, taip yra neįmanoma. Net ir man taip nesiseka, nes kai jūs esate tikrose rinkos sąlygose, šiek tiek tos, sakykime, nedrąsos ar neįeiti, arba pasitikrinimo, ar tikrai yra gera vieta įeiti, tikrai jo būna. Na ir pasižiūrėkime, mes antradienį, ar ne, uždirbom, ketvirtadienį uždirbom ir penktadienį uždirbom. Ir mes matom, mūsų, tai yra 5 kartai mūsų rizikos, ar ne, 1:5 kiekvieną kartą, tai jeigu jūs sąskaitoj turėjot 10 000 eurų ar dolerių, nesvarbu, tai jūsų per vieną savaitę uždirbis būtų buvęs 773 piniginiai vienetai, ar ne? Tai tiek norėjau parodyti šį kartą ir su kitu video įrašu mes keliausim į kitą savaitę, tai yra į 2 sausio savaitę. Kol kas tiek, sėkmės ir gerą vakarą.